Nėra ką galvoti, svarbiausiai, manau, visiems dabar yra tikslas atsistatyti kuo geriau, nes laukia rytoj sunki diena kelionė ir dar vienas sunkus mačas išvykoje prieš gerą komandą, o ką šiandien priežastys, manau, treneris tą patį pasakys irgi, tai viena pagrindinė ir pati svarbiausia fiziškumas, paėmė, apstumdė, apdaužė ir po to jau pasidarė pranašumą, tiesiog jau mėgavosi žaidimu. Kodėl nepavyko tą fiziškumą atsakyti, ką tai tokį darė stipriau, kad nepavyko jums reaguoti? Tai nebuvom pernelyg fiziški, buvom galbūt per daug egoistiški kartais, nenorėjom pasimti pražangų, pasitaupėm kažkur, mažai kontakto ir panašiai. Daug dalykų į tai susideda ir galų gale toks rezultatas. Tai ten, sakau, taktinių net nenoriu lysti jokių dalykų ir panašiai. Reikia pradžiai pradėti nuo fiziškumo, jeigu būtų bent jau apylygus fiziškumas, tai tada būtų rezultatas kažkiek geresnis, o dabar, kai toks fiziškumas buvo visai viena pusė, tai daryti gali kokią nori ten sistemą žaisti. Pavyzdžiui, atrodo, Dorsey įsisiautė ir 20 galvos taškų surinko, paskui Milutinovas, aišku, ten penktą poziciją, bet kas prieš Dorsey, kaip nesugaitė, kad jis 30. Tai gerai, jo rungtynės, pasirinkom tokį planą žaisti ten, sakykime, pasyvesnė gynyba prieš jį ir šiandien jisai jautėsi labai patogiai, tai sakau, visų pirma, mes gerai neišpildėm, o kai jau pasijautė jisai gerai, tai sakau, ir sudėtingesnių metimų pataikė ir panašiai, tai galų gale galbūt kartais daugiau ir komandinės gynybos reikėjo būtent prieš jį, nes jisai tikrai labai patogiai šiandien jautėsi. Pataikymus irgi atrodo štabavo, tai dabar tai taškai turbūt 6 iš 33, bet čia ketvirtam kėliny pasitaisė. Kaip galima paaiškinti, kurie metimai atrodo buvo ir laisvi, ir iš po krepšio? Jo, tikrai daug laisvų metimų, ypač pirmoje pusėje prametėm, bet galų gale kartais galbūt per daug pasikliojom tais metimais, kai jie nekrenta, galbūt galėjom kažkur kitur to pozityvo susiieškoti ir vėl grįžtam prie to, kad galbūt gynyboje reikėjo ieškoti to pozityvumo ir pasikelti tą emocinę būseną šiek tiek geriau, pradėti nuo gynybos, galbūt tada ir tie tritaškiai atsirastų, bet labai daug pasikliojom tikrai tolimais metimais ir kartais gal prie tokio prasto pataikymo net ir per daug pašvaistėm. Paminėjai, kad galbūt kažkiek buvo tų egoistinių atkarpų, ar čia tokia buvo bloga reakcija į tai, kad nesiseka, ar visi bandė, kažkas bandė spręstis ant savęs? Tai viskas susideda, sakau, fiziškumas, klaidos, kažkas dar kamuolio mažiau gauna, dar kažkas ateina, daug dalykų tikrai susideda, sakau, visada maloniau žaisti, kai tu laimi, tai tada visi geri komandos draugai, visi geri žaidėjai, visi smagiai, bet neišvengiamai Eurolygoje būna ir būtent tokių atkarpų, kai reikia svarbiausia išlikti kartu. Stipriai geras pralaimėjimas, kai nuo pat pradžių, atrodo, jūs dominuoja varžovai. Dėja, kad faktas, kad rungtynių metu daug buvo ir ginčių, ir pasiginčymų, panašiai ten kažkokių blogų žodžių, tai čia aišku neišvengiamai tarpusavį, bet nėra viskas, verčiam lapą, nėra kada galvoti. Jeigu mes čia užsiliksim Pirėjų dar, tai bus labai daug problemų Dubajuje. Kinų Evanso epizodas, atrodo, išlydimas į aikštelę su didžiuliu palaikymu ir tada trauma nuščiuvo visą areną. Kaip pačiam? Nežinau, visiškai jokio skirtumo man šitos rungtynės, ar mes laimėjom ar pralaimėjom. Tiesiog noriu siūsti didžiulę meilę ir sveikatos Kinanui. Kiek žinau, man atrodo, sakė, kad trauma rimta ir ten labai prastai, bet manau, čia yra žymiai svarbiau negu kas vyko šiandien aikštelėje ir ten žmogui paprasčiausiai norisi nusiųsti daug jėgų ir meilės ir kad jisai laikytųsi. Tokia istorija atrodo, ta karjera, ypatingai pasaraisiais metais, tas sugrįžimas po 533 dienų, žvėriški skaičiai be krepšinio ir išeina. Čia teko pakalbėti prieš rungtynes, persimė žodžiais, kokia buvo ta nuotaika jo. Nesutikau, neteko, tikrai planavau po rungtynių bent keliais žodžiais persimės, dabar aišku nelysiu tikrai, nes sunku net įsivaizduoti, kas jo darosi galvoj. Sakau, pergyvena žmonės, laimėjo, pralaimėjo komandos, kažkas nesiseka, va čia tai yra didesnės, sakykime, gyvenimo iššūkiai didesni, į kuriuos galbūt reikia kartais dažniau atkreipti dėmesį.